Nu, aš nelabai angliškai suprantu, tai man nelabai išėjo su tais vaikinais susišnekėti. Bet va, su Domante meilė židinį sukūrėm. Jo, čia hujolas šildymas. Šiaip nepakeičiau savo nuomonės, viskas tas pats. Aš kaip galvau, kad bachūrai yra visi svolačiai, taip ir liko. Vis tiek viską pačiai reikia savo daryti. O, ačiū. Bibi per pečių čia, mama. O šiaip normaliai gyvenam. Aš dabar jau London gyvenu kurį laiką. Čia esu prie Big Ben. Čia ir netoli gyvenu kažkur tai. Porą minučių. Živilės ir Domantės išvykimas buto savininkiai atnešė teigiamų pokyčių. Mano gėlės bent jau atsigavo, kai tos besdalės išvažiavo. Nu tik aišku, viena jau padvėsė taip, kad viskas jau jai. O Sandra, kas ten šneka už sienos? Tai čia nauji nuomininkai. Nu, tokie vargšai atsikraustė. Bledė rankai. Nešnekėk taip negražiai. Jie irgi normalūs žmonės visiškai. Slavka taip pat nepraleido žvaigždžių valandos ir pasinaudodamas progą pasidalino savo senelio išmokytų triukų. Galiuką nukandė agurko šotas. Na, o kaip jums sekasi su nagų lakavimo verslu? Tai naują dabar verslą pradėjau. Filmus kuriu. Сейчас, малютка. Тут я и мой малый вместе. Хоть с тобой. Мирка. Что ты, курва, синде? Кто ты такий? Не фільмуй мене той мові. Що ти тут робиш? Їдь стąd. Žodžiu, gyvenimas čia geras, viskas fun. Su savo draugė čia sėdim dabar, tiesiog chill. Mano planas paėjo. Mes su Živilė puikiai sutarėm, nes man būna liūdna. Man irgi. O kartais linksma. Man irgi. Merginos pasidžiaugusios bendra buitimi prisimena, kad būstą padėjo gauti pažįstamas. Domantė neturi mes pinigų. Nu tu nusiramink, aš viskas... Kaip aš gyvensiu? Surasim, aš sugalvosiu kažką padarysim, man atrodo, aš turiu dar atsidėjus truputėlį, nu... Baik tu, nusiramink. O, labuka pupas. Labuka. Čia nugirdau, pinigų reikia. Slavka, čia tu? Ne, blėt, bibis paltė. Pinigų reik? Reikia. Einam, čia turiu pasiūlymų. Va, tai aš pasakau. Slavkos lombardas. Tik pas mane geriausios kainos. Mažiausi procentai. Nu va, prašom, užeikit čia mano lombardas. Tu tai čia jokių iškabų nėra. Matai, lombardas, vėjas nuputė. Nu, ką turit? Tai turi mano mobilką. Viskas veikia? Jo. Čia patrinta, mygtukai neveikia, čiriką Max duodu. Tu durnas čia daugiau verta. Ai, žinai, aš persigalvojau, atiduok man telefoną. Taigi jau sutarėm, aš pinigų turiu, žiūrėk. Ačiū. Matau, pinigų turi, aš turiu pasiūlymų. Girdėjau, būtų ieškat. Sveiki atvykę į mūsų lūšną. Jau.
daug naugų merginų. Svečių kambariai. Čia bačkos susijęs sustatytos. Eime toliau, nestabdyk. Čia mes kepame savo dešreles. Čia vyksta magija. If you know what I mean. Čia yra mūsų valgomasis. Čia mes sėdim su chebra. Kaip matote, lūšnelė yra visai nebloga. Bet šildinimas vis tiek vėlas. Ką padarysiu? Linkėjimą iš Londono visiems tėveliam, mamytei. Du 2017 metais lapkričio 7-12 dienomis į mūsų žemę trenksis 3 meteoritai. Jie keliauja link žemės jau 367 tūkstančius metų. Aišku, tai bus istorinis įvykis. Pasaulio pabaiga. Tačiau aš manau, kad nevertėtų labai nusiminti. Aš galėčiau padėti rasti išsigelbėjimą tiems, kas nešykšties investuoti. Tad tik už minimalų vienkartinį mokestį 29,99 € aš galėsiu jums padovanoti neįkainojamą dovaną, jūsų gyvybę. Tik tai už minimalų vienkartinį mokestį. Nu? Spėk, kad aš. O, iš kur gavai šitą halatą? Ašgi turiu savo verslą kelnių nagų. Ir už tas pinigus nusipirku šį nuostabų halatą. Oi, dar padaryk savo pupų. Nes jeigu tu jų nesuvalgysi, aš tave užmušiu. Ai, Aš kelnius nagų lakanas, Sandratė. ką tu padarai?